Sveiki visi surinkę mūsų paklausyti šeštosios kibernetinio labirinto serijos. Tai šiandien mes kalbėsime apie vaikus ir kibernetinį saugumą. Ir mūsų šiandienos tema yra augant su ekranu vaikų saugumas skaitmeninėme pasaulyje. Šiandien aš būsiu su jumis jūsų vedėja Agnė Marija Bučytė. Kartu mes turime svečiuose Vaidą Cisevičienę ir Aušrą Diljonaitę. Tai ačiū Jums labai, kad atvykote. Labas. Galbūt norėtumėte pradžiai trumpai prisistatyti apie savo profesinę veiklą ir kodėl mes būtent subūrėme tokią komandą šiandien pašnekėti tokia svarbia tema. Tai pradedant, sveiki susirinkę. Tai esu Vaida, dirbu kibernetinio saugumo srityje Nordbaltic kompanijoje. Domiuosi ne tik IT sritimi, bet automobiliais, technologijomis ir, kas neįprasta, tikriausiai lietuvių futbolo. Tai kodėl mes susirinkom? Tai dėl to, kad domiuosi ir edukacija vaikų ir apie tai plačiau, manau, pasikalbėsime bendrai. Ačiū. Sveiki. Tai dirbu su IT ir kibernetiniu saugumu jau 20 metų. Įvairiose srityse dirbu, nuo SOC analistės, dabar kaip CISO. Ir mėgstu daug dalykų, keliauti, skaityti ir dar edukuoti. Tai tuo pačiu esu ir lektorė. Ir esu ir mama. Tai natūraliai kaip kibernetinio saugumo ekspertai, lektoriai ir mamai, kai reikėjo vaikams duoti savo jau įrenginius, atėjo tokia mintis, o ką vaikai darys su tais įrenginiais ir kokie pavojai ten tyko. Tai dabar laisvalaikiu dar mokau darželinukus, kaip saugiai elgtis internete. Ačiū labai. Tai kaip tik mes ir pašnekėsime apie darželinukus ir mokyklinio amžiaus vaikus ir apie tai, kaip galima juos apsaugoti internete. Tai iš tiesų jūs abi užbėgote man šiek tiek už akių, nes pas mus yra tokia rubrika, kur mėgstu pašnekovų paklausti, kokie yra asmeniniai pomėgiai, hobiai. Tai kaip supratau, jūs yra kelionės, o jūs yra lietuviškas futbolas, taip? Ir futbolas, ir automobiliai. Iš tikrųjų, domiuosi labai stipriai Dakaru, Formulė 1. Tai toks neįprasta galbūt moteriai veikla, bet tuo pačiu esu kaip ir Aušra mama. Ir rūpi tas vaikų saugumas internete. Labai džiugu girdėti, tai tikrai šiandien turime tokią visapusiškai labai galingą komandą ir iš karto galime pradėti eiti per klausimus. Tai pirmasis klausimas, kurį aš jums turiu, tai jūsų nuomonė, kada yra tinkamiausias metas pradėti kalbėti su vaikais apie interneto keliamas grėsmes? Ar įmanoma tai, sakykime, daryti per anksti? Sakykime, yra 5 metų vaikas, ar šiek tiek per anksti kalbėti, ir atrodo, kad jisai nesupras, jam neaktualu, kad nėra jokių grėsmių. Tai labai įdomu pradėti nuo šio klausimo. Tai aš su vaikais pradedu kalbėti apie grėsmės internete, bet apie saugų elgesį iš tikrųjų internete. Tai 5 metų, sakau, jau ganėtinai vėlokai mes čia pradedam, tai iš tikrųjų pradedam praktiškai nuo 2 metų. Tai nuo 2 metų darželinukai ir mes su jais ir turim tokias įvairias kibernetinio saugumo pamokėlės ir tiesiog kalbamės tais dalykais, kurie aktualūs jiems. Tai negalvojam, kad 2 metų vaikui mes pasakosim tuos pačius dalykus, ką pasakojam 30-mečiai, ne? Tai nėra niekada per vėlu. Nėra niekada per anksti, tiesiog reikia pradėti kalbėtis dar prieš pateikiant įrenginius, kas turbūt yra svarbiausia. Nes kai žinom, šiais laikais įrenginius pateikiam ir 6 mėnesių vaikui, ir 9 mėnesių vaikui, ne? O tikimės, kad pradėsim kalbėtis apie kaip saugiai su tais įrenginiais elgtis 10 klasiai. Tai jau kaip ir susidaro nemaža atitrūktis. Tai sakyčiau, nuo pat darželio, bet kalbant jų suprantama kalba. Pritariu, čia išeina kaip tokia savotiška prevencija ir dar, reikia atsižvelgti į tą faktą, kad šiuolaikinė karta yra visiškai kitokia, nes, mano ir galima sakyti, mūsų laikais dar buvo toks amžius, kai tikrai daug daugiau laiko leisdavome lauke, su kitais vaikais žaisdavome, o dabar būna vaikai, gatvė galima dažnai pamatyti, kur guli vežimėlį ir jau su planšete. Arba su girdėjusiu siaubo istorijų, kur vaikas skrenda su tėveliais į užsienį lėktuvu ir, sakykime, įjungia mobilią datą ir tada prisisiunčia žaidimų ir tada ateina didelės sąskaitos. Tai bendrai manau, kad labai gera mintis, kad reikia kuo anksčiau pradėti. Tikrai nėra kažkokios, sakykime, kažkokios ribos, nuo kurios reikėtų, kad nuo 5, nuo 8 metų, kaip sakot, kuo anksčiau. Tai tikrai pritariu Aušrai, kad reikia kalbėti kuo anksčiau. Galbūt, ne 2 metų, bet sudėtingiau, bet 4-5 metų, kur tikrai jau siunčiasi ir žaidimus tėveliam nežinant,
Tai tikrai reikia pasakoti apie tą saugų elgesį internete, kad ne tik ir parsisiųsti, bet ir žinoti, ką daryti parsisiuntus. Tai šitoje vietoje tikrai reikia kalbėti ir nėra to per anksti termino. Puiku, tada kitas mano klausimas būtų, kokias dažniausiai klaidas daro tėveliai, siekdami apsaugoti savo vaikus internete? Tai kokias klaidas, tai mano būtų nuomonė tokia, kad pirmiausia nedrausti, o pirmiausia mokyti, kaip elgtis saugiai. Tai yra edukuoti tą vaikutį, ką jam daryti įvykus ar parsisiuntus programai, ar žaidžiant žaidimus, kaip elgtis, kai tave kažkas tai kalbina, o ne pradėti iš karto negalima šito, nedaryk, nesisiųsk, bet tu įvardink priežastį, kodėl tą reikia nedaryti. Tai kai tu pradės tėveliai edukuoti, tada jau ir bus lengviau. Tai gal reikia galvoti ir ne tik, kad nes yra atveju, kai mes privalom vaikams uždrausti tam tikrus dalykus, nes jie yra pavojingi vienaip ar kitaip. Bet tie draudimai yra lengvesni, jeigu siūlom kažkokias geras alternatyvas, ką mes norėtumėm, kad jie darytų vietoj to. Tai reikėtų pagalvoti irgi, kokios tos geros alternatyvos, jeigu yra dalykai, kurių mes nenorim, kad vaikai darytų, ne? Jei nenorim, kad tiesiog, pavyzdžiui, sėdėtų ir YouTube žiūrėtų bet kokius video, tai gal susitariam, kad arba žiūrim kartu, arba žiūrim tik tam tikrus kanalus arba tam tikrus dalykus, tai siūlant alternatyvas, ne? Tai tos ir alternatyvos dar paminėčiau, kad duodant alternatyvą pažiūrėti nustatymus, kokius nustatymus mes nustatom tom alternatyvom tose programuose. Tai kitaip tariant, galbūt papilavoti vaiką nėra pats geriausias variantas, galbūt reikia rasti draugišką kompromisą, kaip kartu saugiai užsiminėti veiklom socialiniai erdvėjai. Arba galbūt užsimti skatinamosiomis priemonėmis, jeigu, sakykime, vaikas jisai pažada žiūrėti tik tam tikrus kanalus, arba jisai netgi galbūt pamato kažkokią grėsmę, praneša tėvams, arba kokius nors nuostatus, kurie yra namie sudaryti, jisai juos atitinka, tai galbūt nori pavaišinti ledais, ar kaip nors, tai kitaip tariant, turbūt geriau yra nebandyti sudrausminti, o galbūt skatinamosiam priemonėm arba kartu užsiminėti veiklom, kad skatinti vaiką pačiam būti saugiu visą laiką, kaip aš įsivaizduoju. Tai kaip tik tada mano sekantis klausimas būtų, kaip tuomet reikėtų tėvams rasti tinkamą balansą tarp vaiko privatumo ir jo saugumo, nes jeigu, sakykime, tėveliai nuspręs, įdiegti taip vadinamą parental control programą, galbūt vaikas kaip tik labai nepatenkintas bus ir priešiškai tai žiūrės, galbūt jisai nais įsigyti antrą telefoną, kur bus be jokių apribojimų. Kaip reikėtų tokioj situacijoje elgtis? Tai dar labai priklauso ir nuo vaiko amžiaus, nes aišku, kuo mažesni yra vaikai, tai tuo daugiau atsakomybės yra tėvams pasirūpinti, kad vaikas būtų saugus, nes vaikas neturi nei žinių, nei įgūdžių, nei galimybės priimti tam tikrus sprendimus, kaip jam vienaip ar kitaip elgtis. Ir augant, natūraliai didėja vaiko autonomija, tai mes turim leisti vaikui iš tikrųjų turėti tą autonomiją, bet tuo pačiu turim ir turėti susitartas taisyklės. Kas yra gerai, kada yra gerai vienaip ar kitaip elgtis ir kas bus, jeigu mes nesilaikom tų susitarimų ar taisyklių. Tai turim aiškiai įsivardinę ir kartu su vaiku susitarę, kad tokios yra mūsų namų taisyklės, tokie yra mūsų pagrindai, kaip mes vienas kitu pasitikim, tada natūraliai galima turėti ir duoti tos daugiau ir autonomijos. Bet jeigu nesilaiko taisyklių, tai reikia vaikui irgi duoti suprasti, kad mes kaip tėvai, kol vaikai nėra suaugę, esam už juos atsakingi ir privalom tam tikrų dalykų laikytis ir privalom užtikrinti jų saugumą. Tai bus ir techninės priemonės, ir edukacija, ne? Ir tas tuo pačiu susitarimas, kokios yra tos mūsų taisyklės ir kokiais atvejais jos yra taikomos, ar kas būna, jeigu vis dėlto jų nesilaikom. Bet su mažaisiais, tai pas mus yra didelė atsakomybė, kad iš tikrųjų jie būtų saugus ir natūraliai tada mes ir daugiau tų kontrolių naudosim ir taikysim. O klausimas tačiau yra, bet ar visgi yra pateisinamas, sakykime, aukščiausio lygio vaikų veiklos elgsenos internete stebėjimas. Net jeigu tai darome dėl gerų tikslų, bet ar, sakykime, tai vis tiek nepažeidžia kažkiek vaiko privatumo iki tokio lygio, kad jau per daug, arba galbūt turėtų ta stebėsena būti nutraukta, sakykime, nuo kokių 14-16 metų, ar tik nuo 18.
Tai, kaip sakiau, priklauso ir nuo to pasitikėjimo turbūt lygio. Aš tai daugiausiai galiu pasakoti apie savo darželinukus, tokio amžiaus pas mane vaikai yra. Tai jie net patys dar pas mus įrenginių savo neturi, tai natūraliai yra visos kontrolės ant mūsų įrenginių sudėktos ir jie naudojasi tais įrenginiais, kiek jiems yra leidžiama. Bet kai vaikai jau turi savo įrenginius, tai penktokas nežinau, ar tikrai jau pasitikėsim, kad jisai viską sau gali nuspręsti ir leisti ir žiūrėti, bet vėlgi, augant pamažu mažėja tos kontrolės, kurias taikom ten parental controls ir panašiai, bet gal yra dar kitų būdų, kaip mes vis dėlto pasitikrinam, ar laikosi vaikas susitarimų, pavyzdžiui, sąskaitos, ne? Jeigu ten yra kažkokių neaiškių eilučių, telefono sąskaitos ar kitų tokių dalykų, arba vėlgi tie vadinamieji check-ins, kur mes kartu su vaiku galim prasieiti pagal mūsų jau turimą susitarimą ir pasižiūrėti socialiniai medijai, ką mes dalinamės ir sutarti ar pakalbėti, kodėl tokiais dalykais dalinamės ir ar tai yra gerai ar blogai, ar kokios galimos pasekmės. Vaikai šiaip yra gudrus ir labai protingi ir jie sugeba dažniausiai pakankamai daug kaip ir suaugusieji, ne? Tai jie patys gali prieiti kuo vyresni išvadų, kodėl yra gerai ar negerai tą daryti, jeigu mes pakviečiam juos diskutuoti. Tai diskusijų metu jie patys gali prieiti ir susidaryti savo išvadas ir tas taisyklės ir jų laikytis tada. Mano situacija kiek kitokia, pas mane vaikai šiek tiek yra keli vyresni, kurie turi savo įrenginius, tai ta kontrolės priemonė, aš jų privatumo nepažeidžiu, jeigu taip atsakant, tai su jais mes daug bendraujam, labai turim pasitikėjimą vienas kitu ir jeigu kažkas ar nutinka tame įrenginyje, ar šoka kokios lentelės, kurios jom nėra aiškios, jie visada ateina pas mane. Tai čia yra tas pasitikėjimas tarp tėvelių ir vaikų, kur tu tuo metu tada ir nepažeidi jų privatumo, bet turi būti tikrai artimas bendravimas ir nuolatinė edukacija vaikam. Viskas iš esmės paremta pasitikėjimu, tačiau iškel klausimas, jeigu vaikai yra jaunesni ir jie neturi savo įrenginių, bet jūs namie turite savo daug įrenginių, sakykime, yra televizorius be jokio kodo, yra kompiuteris, kurį jūs galbūt paliekate atrakintą arba galbūt užrakinote, bet vaikas žino kodą, ar visgi nereikėtų taip palikti savo įrenginių laisvai prieinamų, reikėtų juos irgi rakinti, saugoti kaip nors, jeigu vaikai sugalvotų gauti prieigą prie jų. Taip, tai vaikam tikrai kontrolės tam tikros priemonės yra taikomos net ir tiem vyresniem, kaip naudojamos ir antivirusinės programos, kuriuose yra įdiegti funkcionalumai ir galima uždėti ir ribojimus, ir naudoti įrenginį ribojimus, ir diegti programas, uždėti slaptažodžius, kad nesudiegtų ko nereikia, arba neišdiegtų iš tikrųjų reikalingų programų ir bendravimui kartu su šeima. Tai tie ribojimai ir kontrolės priemonės yra taikomos, bet aš nemanau, kad tai pažeidžia vaiko privatumą, ypatingai kai tu turi paaiškinti, kodėl pas tave yra ta kontrolės priemonė. Supratau, ačiū labai. Ir tada mano kitas klausimas būtų, jau einant šiek tiek galbūt prie techninių aspektų, kokie yra pagrindiniai pavojai šiandien, kurie dažniausiai tyko vaikų virtualioje erdvėje. Ar tai susijęs su socialiniais tinklais, kompiuteriniais žaidimais ar kitais kanalais. Kiek man asmeniškai teko girdėti, nemažai jaunesnio amžiaus vaikų iš tiesų daug praleidžia žaisdami kompiuterinius žaidimus ir jie neretai prisisiunčia virusų, dar, sakykime, prisisiunčia žaidimų iš nepatikimų saitų ir dar kokių nors, taip sakant, cheat codes ir panašiai, kurie irgi būna užkrėsti ir galiausiai visas kompiuteris būna užkrėstas. Dar, žinoma, yra aspektas susijęs su socialiniais tinklais, netgi visai nesenai nuskambėjo Lietuvoje įvykis, kaip, jeigu neklystu, buvo 2 vaikai, kurie išgėrė antifrizą ir abu pateko į ligoninę. Tai įdomu būtų daugiau išgirsti, ar šitos yra 2 pagrindinės, ar daugiau yra grėsmių. Tai tų grėsmių tikrai yra daug internete ir įvairių, ne tik tavo paminėtų, bet tuo pačiu ir tų kibernetinių patyčių ar dirbtinio intelekto suteiktų deepfake vadinamo angliškai. Tai, o būtent paminėtas tavo įvykis,
tų iššūkių internete yra jų nuolat ir tikrai aš girdžiu ir iš savo vaikų, pasakoja, kaip kažkoks iššūkis eina socialiniuose tinkluose. Ir paklausus jų, ar jie galvoja apie tą iššūkį ir atlikinės tą iššūkį, nes, kaip ir minėjau, vyresni vaikai, jie jau vienas kitą bando prisitaikyti vienas prie kito. Tai jų nuomonė sako, nereikia bėgti paskui kiekvieną, kuris kelia tą iššūkį, bet tai nereiškia, kad jie po savaitės ar po 2 nesugalvos kokio iššūkio daryti. Tai vyksta realiai namuose nuolatinė edukacija. Bet reikia galvoti, kad dalis tų grėsmių tai yra visiškai tokios pačios, kokios jos buvo ir anksčiau, tiek ir fiziniam tam pasaulyje, tik gal medija šiek tiek pasikeitė. Tai lygiai taip pačiai, dėl ko aš kaip mama, kaip sakoma, pergyvenu, ne? Tai gal kas nors prikalbins mano vaiką išeiti kur nors susitikti, tai tie natūralūs, kur pagrobimai kažkokie, nuskriaudimai vaiko ir kitokie tokie fiziniai dalykai, tai irgi yra ganėtinai aktualūs. Tai ta edukacija yra ne vien tik nuo tų grinai kibernetinių grėsmių, kaip kenkėjiškos programos ar kiti dalykai, bet ir nuo tų tradicinių grėsmių, kurios dabar tiesiog įgavo kitą formą, kitų būdų yra platinamos. Bet tuo pačiu reikėtų suprasti, kad tas video žaidimas tai nėra tiesiog video žaidimų žaidimas. Tai yra kita karta, kur yra natūrali socialinė komunikacijos priemonė. Tai yra taip, dabartinė karta vysto ryšius vieni su kitais, taip jie bendrauja vieni su kitais, kaip mes išbėgdavom lauke ir žaisdavom ir bendraudavom, taip dabar viskas vyksta lygiai taip pačiai per video žaidimus. Tai reiktų irgi neperlenkti lazdos ir negalvoti, kad negalima čia video žaidimų žaisti, arba čia video žaidimai labai blogai, arba čia prisisiųstos kenkėjiškos programos. Vis tiek reikia suprasti, kad tai yra natūralus socialinis būdas bendrauti. Ir tada reikia, kaip ir anksčiau vaikus tėvai mokydavo, lauke ten nesimėtik pagaliais, akmenim, ten gražiai bendrauk ir panašiai, ne? Tai lygiai taip pačiai ir dabar tas galioja. Mes irgi vaikus tada mokom, kad tas socialinis bendravimas turi vykti, kaip yra priimtina socialiai bendrauti teisingai. Ir lygiai taip pačiai, kaip mokydavom anksčiau, nenueik ir nekalbėk su nepažįstamaisiais, ar ten neimk saldainių iš kitų ir panašiai, tai lygiai taip pačiai dabar irgi mokom, kad kai bendrauji per socialinės platformas ar žaidimus ar kitur, tai irgi reikia ten suprasti, kad tai yra nepažįstami žmonės, reikia galvoti, kodėl jie tavęs vieno ar kito dalyko prašo ir ką daryti ar nedaryti tam tikrais atvejais. Bet vėlgi, kaip Aida sakė, reikia turėti balansą ir nesakyti, kad griežtai draudžiam, negalima dabar čia žaisti, labai blogai. Tai tikrai taip, ir tas, kad negalima, tai galima žaisti, galima parsisiųsti tos žaidimus, bet susidėkim programas, kurios apsaugotų tuos vaikučius nuo tų visų kibernetinių grėsmių, bent jau tų grėsmių, kurias galėtų parsisiųsti. Žinoma, neapsaugosim pilnai mes jų, nes čia būtų kaip čia mitas, jeigu sakyčiau, kad galima apsaugoti. Galima, bet mes turime edukuoti, mokyti vaikus ir sakyti, kad jeigu kreipiasi kažkas, žmogus nori tau pasakyti, tai turėkit vaikai su tėveliais kažkokį bendrą slaptažodį sutartą, kur tikrai atskirsi, ar ten deepfake paklausus, ar tu žinai slaptažodį, tiesiog paprastai. Ir tai bus vienas iš tų būdų, kaip mes galim apsaugoti to internetinėje erdvėje savo vaikus. Ir dar, sakyčiau, vienas irgi labai geras dalykas, ką tėvai gali pasipraktikuoti karts nuo karto, tai žaisti su vaikais kartu. Tada labai aiškiai pasimato ir tuo pačiu tas atsiranda pasitikėjimas vieni kitais, kad mes tai darom kartu, ne aš tiesiog tave prižiūriu, ne mes tiesiog gerai leidžiam laiką kartu. Bet tuo pačiu ir pasimato, tai kas ten per žaidimai, kas ten vyksta, kaip ten bendrauja ir kokių dalykų tada tėvai turėtų omeny, kad reikėtų papildomai imtis ar perspėti, ar pasižiūrėti ir prižiūrėti. Ne? Kaip ir susipažinti netgi su ta technologija, kurią jie naudoja. Tikrai žinom, kad daug jaunimo naudoja TikToką, daug jaunimo naudoja Discordą.
Tai o sakom, kad ne, šitos platformos nėra tinkamos ir jų turinys. Taip, ten yra tikrai visko, nėra tinkamo, bet yra ir tinkamo turinio. Tai pirmiausia ir pasižiūrėkim, ką jie turi, kokius nustatymus yra pasidarę technologiškai ir pažiūrėkim, kaip jie bendrauja, kokius internetinius linkus gauna. Ir taip pat tas bendravimas ir pasitikėjimas su vaiku ir išauga, kai ir tėveliai domisi tomis technologijomis ir susipažįsta. Tai dar tokį linksmą pavyzdį iš savo asmeninio papasakosiu. Mūsų vaikams tai leidžiama žiūrėti YouTube'ą, jie ten daug ką gali daryti, ką mes leidžiam su priežiūra ir panašiai. Tai jau ateinu į kambarį, nes vaikas su tėčiu žiūri, aš jau ateinu stabdyti, kad jau laikas baigėsi, jau čia viską reikia išjungti. Ir žiūriu, mano sūnus įsijungęs YouTube'ą, žiūri, kokie ten yra phishing red flagai. Jisai pirmokas, tai dar jaunas labai. Ir jau kaip ir laikas baigėsi, bet dar liko video 3 minutės ir tokia dilema, kaip security specialistui. Lyg ir norėtųsi, kad pabaigtų žiūrėti, bet kaip mama turiu pasakyti, kad jau pabaiga ir ką daryti. Tai linksmų tokių būna. Čia gerai. Ir kaip pasibaigė? Vis dėlto leidau pažiūrėti, sakiau, jau tavo laikas pasibaigė, bet sako, dar 3 minutės. Sakau, nu gerai, pažiūrim kartu, apie ką čia yra. Tai pažiūrėjom kartu tas 3 minutės. Tai vad prisiminiau dar atvejį apie tą privatumo pažeidimą. Vaikas buvo gal 3-okas koks ir aš šiaip nebuvau sudiegusi jokių programėlių, būtent to parental controlo. Ir sudiegiau tą programėlę. Tai pirmą pačią valandą sudiegus ateina vaikas ir sako, ką tu, mama, man padarei? Aš nieko nebegaliu žiūrėti YouTube, negaliu to, negaliu ano. Tai vat buvo labai geras dalykas, kad galėjai pasižiūrėti, ką jisai žiūri, kokius video ir kodėl tos video blokuoja būtent parental controlas. Ir toks įvykis įdomus, kur, aš kaip mama iškenčiau savaitę su tą programėlę, nes man buvo per daug rūpesčio, kaip turinčiai daugiau vaikų negu vieną. Tai turėjau tokio, kur išdegiau iš tikrųjų ir daugiau pradėjau eiti per kitą prizmę, tai yra edukacija ir nuolatinius pokalbius su vaiku, žiūrėjimo programų, video, kurių žiūri ir ką jisai mato ir ką jisai išsineša iš tų video. Taip, tokie kontrolės metodai kaip parental control turi tikrai savų pliusų, minusų. Yra netgi tokių programėlių, kur vienas iš tėvelių gali gauti pranešimus apie tai, jeigu jis nustato, kad būtų koks nors keywordas ir jeigu pas vaiką tarp susirašinėjimo atsiranda tas keywordas, tada vienas iš tėvelių gauna į savo telefoną, kad buvo panaudotas toks ir toks žodis. Tai iš tiesų yra daug labai įvairių kontrolės priemonių, bet tikrai, manau, labai pritariu šiuo atveju, kad geriau yra užsimti edukaciją, auginti tą pasitikėjimą ir galbūt ieškoti kartais kitokių metodų. Aišku, kiekviena situacija yra skirtinga ir kitiem gali kiti metodai būti prieinamesni, tinkamesni, patogesni, tai labai individualios situacijos yra. Tai iš tiesų mano kitas klausimas būtų susijęs su mokyklom. Tai kaip jums atrodo, ar kibernetinio saugumo pagrindai turėtų būti integruoti į mokyklų IT ugdymo programas? Vienareikšmiškai, bet kaip aš jau sakiau, pradedam nuo darželių, tai jau turim ir darželiuose, ką reikėtų integruoti. Reikia galvoti, kad dabar visi naudojasi tom IT technologijom ir įrenginiais, ir internetu, ir kitais dalykais. Ir yra tam tikri dalykai, kurie yra kaip higiena, kaip dantų valymasis. Ir tą reikia pradėti mokytis iš anksto. Tai vėlgi nereiškia, kad mes turim jau ten visus kibernetinio saugumo dalykus suprasti ir išmokyti vaikus ir panašiai, programuoti ar ten dar kažką, ne? Bet bent jau ta bazinė higiena, jinai turėtų atsirasti ganėtinai anksti, nes vaikai naudojasi tais įrenginiais labai anksti, jie su jais gyvena, jie su jais auga ir dėl to reikia tą turėti. Mokyklose būtina, netgi sakyčiau, įvesti daugiau tos programos, nes žiūrint pagal švietimo programą, kiek vaikam yra skiriama dėmesio informaciniai saugai, taip įvardinta, tai yra labai maža dalis procento tų pamokų, kurias jie gauna per metus. Vakar kaip tik prieš atvažiuojant pokalbį paklausiau savo vaikų, kiek jie per praeitus ir šiuos metus turėjo pamokų apie informacinę saugą. Tai jų buvo atsakymas
mama, mes tik iš tavęs girdime. Tai vat jum atsakymas, kiek mokyklos skiria dėmesio informaciniai saugai. Aš pati ir mokyklose irgi vedu pamokėlės, toks kaip hobis, atėjęs iš Aušros, ačiū Aušra. Tai pravedus tas pamokėlės, supranti, kad vaikai tikrai nėra edukuoti ir stipriai nežino apie informacinės saugos terminus ir juos sudėtinga net papasakoti, netgi tam pačiam 4-okui, 5-okui, kur atrodo jau pagrindus turėtų jisai turėti atsinešti iš darželio, sakyčiau, bet tų pagrindų nėra. Ir tada gaunasi, kad mes vėluojam ir 9-10 klasiai, kai yra informacinių technologijų pamokos jau rimtesnės ir atlikti įvairius programavimo kodus reikia, jie nelabai susipažinę su tuo. Ir tada gaunasi tokia tam tikra skylė, kur atėjus į darbovietės kitur ir nežinoma yra apie informacinę saugą. Bet aišku, reikia suprasti ir kad tie švietimo sistemos pokyčiai, jie užtrunka. Tai nėra toks lengvas ir greitas procesas. Tai tie patys tėvai gali jau pradėti kalbėti namuose, kaip mes kalbėjome, ne? Ir tie patys kibernetinio saugumo ekspertai gali prisidėti, kaip Vaida ir aš, nueiti ir papasakoti, pasikalbėti su vaikais tiesiog per būna mokytojo dienos, kai pasikviečia tėvus papasakoti apie savo profesijas ir ko mes ten gyvenam ir ką mes ten įdomaus veikia. Tai yra daug galimybių, kada tiek tėvai, tiek kibernetinio saugumo ekspertai gali patys pradėti daryti tą pokytį į tinkamą ir į teigiamą kryptį. Aš labai džiaugiuosi, kad po mano pamokų savo vaikam ir nuėjus į jų mokyklas, mano kolegos lygiai taip pat prisijungė prie tos pačios edukacijos ir ėjo savo mokyklose savo vaikam vesti pamokėlės. Tai labai džiugu, kad perima ir šiek tiek tą edukacinę pusę tie tėvai, kurie gali tikrai supažindinti su tais pradmenimis. Tas teigiamas užkrečiamumas. Taip, teigiamas užkrečiamumas, tai labai džiugu yra, tai tikrai skatinu tuos žinovus, bent jau pradmenį suteikti vaikam, tai yra tikrai labai didelė nauda jų ateičiai. Taip, kitaip tariant, perduoti estafetę. Taip. Ir apskritai kalbant, svarbu edukuoti ne tik vaikus, svarbu ir tėvus, ne visi yra irgi technologijų specialistai arba konkrečiai kibernetinio saugumo specialistai. Ir iš tiesų mes labai dažnai kalbame apie phishingą, apie kitus apgaulės atvejus, kiek daug pinigų yra išviliojama ir kad žmogus yra iš esmės vienas silpniausių grandžių arba netgi silpniausia grandis, bet... Taip, aš nekalbu. Bet vat būtent ir reikėtų iš tiesų pradėti būtent nuo kuo jaunesnio amžiaus žmogaus ir jį ugdyti jo sąmoningumą apie pavojus internete su laiku ir apskritai su juo bendrauti, edukuoti, kaip sakote. Ir tikrai labai, labai džiugu girdėti apie jūsų veiklą ir iš tiesų būtų kitas klausimas susijęs su tuom, ką mes turim būtent čia ant stalo, ką jūs galėsite parodyti. Tai klausimas būtų, kaip suprantamai ir priimtinai vaikui paaiškinti, kas yra saugus slaptažodžiai, 2 faktorių autentifikavimas, pavyzdžiui, ir kitos saugumo priemonės, ir ypatingai jaunesnio amžiaus vaikams. Tai matau, turite daug ką pademonstruoti. Tai aš gal trumpiau pradėsiu, nes su mažųjų edukacija tikrai yra daugiau ką papasakoti. Mes dabar daugiau, kad atrodo, kalbame apie tėvus, kad tėvai turėtų edukuoti vaikus, bet sakyčiau, kad reikia edukuotis ir patiem mokytojam. Ir mokytojas nėra tik tėvai ar švietimo įstaigos, mokytojas gali būti tas pats kolega, tas pats kitas vaikas, kuris supranta jau. Tai čia yra tokia mokytojo knyga, kuri dar neišėjusi, bet artimiausiu metu bus pilnai išėjusi ir galima bus ją įsigyti. Joje galima bus susipažinti išsamiau su tomis kibernetinio saugumo sąvokomis, pažinti pačią kibernetinio saugumo aplinką ir padaryti tam tikras užduotis, kad tikrai užtvirtinti tas žinias pačias. Tai yra tokia knyga planuojama. Labai lauksim.
Tikrai, kad labai lauksim. Jau seniai laikas, ne? Seniai laikas. Dar ir kortelės turi. Taip, ir kortelės lygiai taip pat edukuoti tomis pačiomis kibernetinio saugumo savokomis, žaisti kaip stalo žaidimą galima kartu šeimoje, tai ir tėvai, ir klasėje turėti tokią edukacinę priemonę būtent apie informacinę saugą. Tinka ir suaugusiems, galiu patvirtinti, esu naudojus mokymuose ne tik vaikams, bet ir suaugusiems, tai tinka tos kortelės visiems iš tikrųjų, lygiai taip pačiai. Lygiai taip pačiai kaip ir knygutės tinka irgi, tai mes turim tokias, kur aš naudoju darželinukams pasakoti, tai aišku, jos yra daugiau jau kaip su paveiksliukais, kur visi ten aiškinamės, ką ten tie mūsų monstriukai ir visi dinozaurai, ką čia reiškia, ką ten žvejoja rykliai su savo meškerėm, kokia informacija ir panašiai. Tai vienas yra per knygutės tokias istorijas, o kitas tai yra, kaip padaryti tuos pačius savokas arba konceptus, kurie yra ganėtinai abstraktus, kai mes kalbame su vaikais, apčiuopiamus ir prieinamus, ne? Tai jeigu mes kalbame su darželinukais, mes dažnai kalbamės, kad įrenginiai siunčia vieni kitiems informaciją. Tai kaip įrenginiai susijungia, tai vat vienas pagauna galą, kitas pagauna galą ir jau įrenginiai susijungia, ne? Tada turime tuos bitus ir baitus, kurie ten yra 2 skirtingų spalvų, ta slapta kompiuterių kalba ir siunčia jie tą informaciją vieni nuo kitų. Tai kai suprantam, kaip ta informacija keliauja, tada galim pradėti suprasti ir kaip tie virusai keliauja nuo vienų įrenginių iki kitų įrenginių ir panašiai. Tai tuos konceptus galima padaryti labai žaismingai ir taip toliau. Ir vaikai turi labai gerą vaizduotę, jiems dėžė, gali būti siuntinys, gali būti namas, gali būti raketa, gali būti kompiuteris, kur ta informacija įeina saugoma. Tai galima tiesiog panaudoti tas jau mūsų turimas egzistuojančius žaislus, žaidimus ir kitus dalykus. Kaip pavyzdžiui, čia mes pasigaminom telefoną, kur skambina mūsų veikėjas su šituo telefonu. Ir turi savo nuotrauką ir po to klausim, ar gali tą nuotrauką siūsti kam nors, kas paprašė, kitas ar negali. Ir kas būna, jei nusiunčia tą nuotrauką. Tai su vaikais labai smagiai galima kalbėti apie internetinį saugumą, net nenaudojant mūsų realių įrenginių, bet tiesiog, kad perduoti tą supratimą ir tas savokas ir kaip ten tie dalykai vyksta ir kaip užsikrečia ar neužsikrečia. Tai papasakosiu dar vieną istoriją iš savo gyvenimo. Apie tuos žaidimus, kai kalbam, tai atėjo irgi sūnus ir sako, pamatė ten tą modą vieno žaidimo ir labai reikia parsisiųsti, bet labai svarbus, labai reikia parsisiųsti. Tai pažiūrėjom, kas ten per tas modas, kur ten jisai randasi ir pradėjom kalbėtis, kad neiški ten labai svetainė apie visus ten red flagus, kodėl ten neaišku, kad čia greičiausiai kenkėjiška programa. Bet labai reikia. Tai savaitę gerą laiko buvo tas kalbėjimasis, kodėl nevertėtų siūstis, kas būtų, jei parsisiųsim ir tam bus kenkėjiška programa ir ar verta ar neverta rizikuoti. Tai po to savaitės diskusijų ilgų galų gale priėjom tą išvadą ir tą sprendimą, kad gal rizikuoti neverta ir susitarimą, kad jei atsiras oficialioj jau žaidimo svetainiai, tai tada galėsim parsisiųsti. Tai tuo istorija ir pasibaigė tuo metu. Aišku, dar atėjo kita mažoji, atsivertė knygutę ir sakė, taigi bus puf, jei tu čia parsisiųsi, parodė iš karto paveiksliuką, kuris ten kenkėjiška programa, kas ten vyks. Tai praėjo daugiau gal nei pusmetis, ten kokie 9 mėnesiai turbūt ateina vėl mano vaikas ir sako, atsimeni, mes ten kalbėjom seniai. Tai sako, aš dabar turiu tau kitą klausimą. O mes ten kalbėjom, kad jeigu ten yra kenkėjiška programa, tai gali pavogti pinigus. O tai kaip galima ten, ar galima sustabdyti, ar negalima sustabdyti, kaip tuos pinigus pavogė? Sakau, geras klausimas. Tai atsisėdom, susipaišėm, kokie yra ten tie informacijos srautai, kada ten tie pinigai jau būna pavogti, kada jie vis dar keliauja, kada ten galima, kada negalima sustabdyti. Žiūrėjo, sakom, gerai. Tada atėjo dar po kiek laiko ir sako, o žiūrėk, mes ten kalbėjom, kaip ten tą sustabdyti ar nesustabdyti. O kaip tu žinai, kad ten buvo kenkėjiška programa ir jinai tuos pinigus pavogė? Tai ką aš noriu pasakyti visą šitą ilgą istoriją, iš tikrųjų, kad vaikai dažniausiai turi vieną klausimą, į kurį jie nori gauti atsakymą. Mes, kai suaugusieji, mes bandom duoti visą įmanomą informaciją, bet reikia suprasti, kad vaikai turi irgi tą įdomumą tik tai
tuo klausimu, kuriuo jie konkrečiai paklausė. Duodam atsakymą į tą klausimą, kurį konkrečiai paklausė. Ir jeigu jam norės sužinotis daugiau, tai jisai ateis ir paklaus toliau, ne? O jeigu tuo metu užteks, tai užteks. Tos žinios užsiliko, o vat po kiek laiko grįžo ir sako, o dabar nori žinoti daugiau. Tai vėl turim būti pasiruošę duoti daugiau, bet vėlgi tik tiek, kiek reikia. Nes vėlgi viena iš tų daromų klaidų, kur ir aš anksčiau darydavau, tai bandymas tiesiog viską absoliučiai papasakoti, ką žinau tą temą ir vaikas ar suaugęs, ar vaikas iš tikrųjų jau būna čia per daug, jau persipylę viskas. Tai reikia irgi kartais tiesiog duoti tik tiek, kiek tuo metu ir tam kontekste reikia. Taip, su vaikais reikia tikrai specifiškai mokėti bendrauti, bet ir tikrai negalvojau, kad yra tiek daug, sakykime, kūrybingų būdų, kaip tai galima padaryti. Tai tikrai yra labai įdomu klausyti. Tačiau pereinant prie šiek tiek gal tokios kitokios gaidos, tai mano klausimas būtų, kaip visgi reikėtų reaguoti, jeigu vaikas jau tapo kibernetinės grėsmės, pavyzdžiui, patyčių, sukčiavimo ar asmeninių duomenų nutekinimo auka. Pirmiausia, reaguoti ramiai. Reaguoti ramiai, išsiaiškinti visas priežastis, grėsmes, kas įvyko, kodėl įvyko ir kokios pasiekmes dabar gali būti. Išsiaiškinus visus tuos dalykus, tada priimti tam tikrus sprendimus, kaip elgtis toliau toje situacijoje. Kiekviena, aišku, situacija yra skirtinga. Gali būti, kad reikės imtis ir kitų veiksmų, kreiptis ir į policiją, bet visada reikia stengtis užbėgti įvykiui už akių ir džiaugtis, jeigu vaikas pranešė apie tokį įvykį, arba stengtis pačiam pastebėti tam tikrus pokyčius vaiko elgsenoje. Kai mes pamatom, pastebim, tada mes galim užkirsti tam kelią. Tai aš pritarčiau, čia nėra kam nepritarti, kad pirmiausia, tai aišku, reikia visapusiškai vaiką palaikyti, nes tai yra saugi aplinka, kad vaikas jaustųsi saugus, atėjęs pas mus pasikalbėti, kad nesijaustų, kad mes jį kaltinam ar kažką jisai padarė blogo. Iš tikrųjų, tai tokie dalykai atsitinka visiems, ne tik vaikams, suaugusiems, absoliučiai, niekas neapsaugotas ir labai svarbu neišgąsdinti tuo metu vaiko, nesukelti panikos, kaip Vaidas sakė, ramiai reaguoti. Ir vaikui leisti suprasti, kad viskas yra gerai, jisai dabar jau yra saugus ir mes padėsim su tą situaciją susitvarkyti. Tai yra nepridėti papildomą streso vaikui jau ir taip stresiniai situacijai. Faktas. Ir iš tiesų mano vienas paskutinių klausimų yra tai, kaip tėveliai turėtų reaguoti į situacijas tokias, kai vaikas pradeda kurti pats viešą turinį internete, pavyzdžiui. Vėl labai populiarios platformos yra tokios kaip YouTube arba TikTok ir kokie yra su tuo susiję pavojai. Papasakosiu iš savo gyvenimo ir savo vaikų. Kai mano vaikas sako, mama, ar galiu įsidiegti TikToką, tai su vyresniojo sūnaus pagalba įdėgiam, bet ne tik, kad įdėgiam, bet sukonfiguravom tam tikrus nustatymus, kad jisai tam tikro turinio ir nematytų. Tai pirmiausia, ką reikėtų tą padaryti, bet prieš įdėgiant programą, nes jau įdiegus ir jeigu matant blogą turinį, tai ten algoritmai tam tikri suveikia ir jau tada tas turinys toks nekoks ir ateina būtent tam vartotojui. Tai praėjus gal porai mėnesių vaikutis ateina ir sako, mama, žinai, aš ten keletą video padariau ir dabar turiu 13 000 sekėjų. Ir aš taip, kiek, sakau? Sako, 13 000. Sakau, iš kur, kas? Nu, tai aš čia 3 video tik tai padariau, bet susirinkau. Tai mes pradėjom žiūrėti jo sekėjus, kas tai yra. Aišku, buvo įvairių botinių dalykų, tada išsiaiškinom, kas yra botas. Tada supratom tuos dalykus, prasivalėm visus, bet pasirodo, kad iš tikrųjų daug jaunimo, daug ir jo amžiaus, jisai buvo 13 metų, jo amžiaus buvo daug tokių sekėjų, kurie žiūrėjo būtent apie žaidimus, tuos filmukus, o jisai įkėlė tą turinį, tuos 3 padarytą iš savo žaidimų. Tai atrodo lyg ir nieko, nėra kažkokio blogo turinio, bet nuolat tada jau su vaiku, kai tiek sekėjų susirinko ir tų tikrų vartotojų, jau pradėjom šnekėti apie didesnį saugumą TikToko, ką galima kelti ir ką negalima. Ir realiai tvirtinau arba netvirtinau jo keliamą turinį.
Jo, gerai, čia apsibrėžti taisyklės, tas Taip. yra labai svarbu. Dar gal maniškiai dar nekelia, bet galvoja, gal kada nors ateityje norėtų tuo užsiimti. Tai kalbamės irgi, kodėl, iš kur ateina tas noras, kodėl, kokį turinį nori generuoti ir kodėl būtent tokį ir irgi kaip Vaida. Tai kokios ten tos taisyklės, kada yra gerai, kada negerai ir kokios tos pasiekmes potencialiai. Ir dar daug kalbamės irgi, kodėl vienų žmonių gyvenimas ekrane atrodo toks gražus ir iš ko tas ateina irgi, ir kad iš tikrųjų tas būti influenceriu yra lygiai toks pat darbas, kaip ir visi kiti darbai, tik atrodo labai gražiai, lengvai ir paprastai, bet iš tikrųjų kalbamės irgi, kas įeina į visą tą, jeigu vis dėlto nori būti influenceriu. Bet pasakysiu, užbėgant už akių, vaikas 1,5 metų kėlė tos video, po 1,5 metų surinkęs apie 20 000 sekėjų, sako, štai mama, man nebeįdomu, neįdomu. Ir numetė tik toką, būtent tą keliamo turinio, sako, ai, ten tegul būna. Bet, vat būtent tas influencerio to, ko kiekvienas vaikas atėjęs sako, būsiu dabar youtuberis, būsiu influenceris ir iš to uždirbsiu pinigus. Tai nėra taip paprasta ir galbūt tas entuziazmas kitiem vaikam ir baigėsi. Bet leisti bandyti kažką daryti, aišku, galbūt ir nekeliant savo atvaizdo, nes, čia aišku, kiekvienos šeimos yra tam tikros taisyklės, bet leisti vaikui pabandyti, bet supažindinti jį ir su pasiekmėmis, kokios jo gali laukti. Iš to, ką man asmeniškai yra tekę skaityti, girdėti, tai iš tiesų labai dažni sukčiavimo atvejai, kurie būna susiję su vaikais, būtent tai būna kažkas sukuria kokią nors paskyrą, kur apsimeta kokią nors žvaigždę, sakykime, garsiu aktorium ar garsiu dainininku ar kokį nors šiaip žinomų youtuberių ir tada rašo vaikams ir sako, va, mes galim su tavim kartu, taip sakant, collaborationą padaryti, kartu kokį video nufilmuoti, jeigu tas vaikas irgi, sakykime, daugiau kelia kažką į TikTok ar Instagramą irgi kažkiek nori siekti daugiau to pripažinimo arba dar kitaip apgaudinėja, bet būtent apsimeta kokiomis žvaigždėmis, tai irgi reikia tikrai vaikus mokyti, kas jie su dirbtiniu intelektu, deepfake'ais, kaip atsargiai naudotis tais įrankiais, kaip atpažinti, kada yra dezinformacija skleidžiama, kada rašo netikri asmenys, kaip minėjot, kada yra daug botų ir taip toliau, tai tikrai yra labai labai daug ko galima išmokyti vaikus. Ir paskutinis šios dienos klausimas, kadangi mūsų laikas jau galo, tai irgi čia tokia rubrika, kurią turim pas mus, tai yra kokį kibernetinio saugumo mitą galėtumėte paneigti. Tai nebūtinai turi būti specifiškai susijęs su mūsų tema, galbūt turite šiaip kokį nors mitą, kurį norėtumėte paneigti. Aš tai gal su tema susijusi pasakysiu, kad daug yra galvojančių suaugusių, kad vaikai nesupras kibernetinio saugumo, nes jie yra per jauni. Tai galiu pasakyti, supranta vaikai kibernetinį saugumą nuo labai anksti, nėra per jauni ir tikrai tinkamai pasakojant ir tinkamai parodant, jie gali įsisavinti tą informaciją ir po to patys pasakoti ir kitus mokyti. Tai aš panašus galbūt tas mito paneigimas, kad vaikus dažnai irgi ką girdžiu, kad vaikų negalima edukuoti, nes jie vis tiek irgi nieko nesupras, nebūtinai mažesniųjų, bet būtent vaikų negalime išmokyti to kibernetinės saugos pagrindų, aukštesnių negu pagrindų. Tai tikrai galime, tik reikia tuo užsiimti, reikia imtis iniciatyvos ir tą daryti. Ir dar vienas su tuo susijęs, kad vaikams nerūpi jų privatumas, nes dabar jie įpratę gyventi šitam socialinį gyvenimą platformose ir visur kitur. Tai yra absoliuti netiesa. Kadangi jie įpratę gyventi tą socialinį platformose, tai jiems tas privatumas ir saugumas iš tikrųjų rūpi dar labiau negu mums kartais rūpėdavo, kai mes tik pradėjome naudotis įrenginiais. Būtent dėl to, kad didelė dalis jų gyvenimo jau yra socialinėse platformose, įrenginiuose ir panašiai. Gal jie ne visada žino, kaip tą užtikrinti, bet jiems tikrai labai rūpi. Tai dar apie tą privatumą pasakyčiau, kad nesenai yra išėjęs netgi toks filmas, serialas, Bad Influence Netflix'e,
kur kalbama apie vaikus influencerius ir kaip jie jaučiasi būdami tais influenceriais nuo mažumės augę ir ką jie veikia ir būtent apie tos iššūkius kalbama yra. Tai tikrai patariu irgi pasižiūrėti, kad suprasti, kokią vidinę būseną tie vaikai iš tikrųjų turi darydami. Vieni jaučiasi labai gerai, o kiti po tam tikro laiko lyg ir norėtų išeiti iš to, bet jau nebemoka. Ir geriausia daryti kartu, kaip šeimos filmą pasižiūrėti, ne, kad po to bus Tikrai gera aptarimas. kontekstas diskusijai. Tikrai taip. Tai ačiū Jums labai. Taigi šiandienos mūsų serija buvo Augant su ekranu vaikų saugumo skaitmeniniame pasaulyje ir šiandien buvau su Jumis Jūsų vedėja Agnė Marija Bučytė ir kartu turėjome Vaidą Cesevičienę ir Aušrą Dilijonaitę. Tai ačiū Jums labai. Galite Vaidą dar kartą savo knygą parodyti. Tikrai labai lauksim, ateities kartom. Laukiam. Taip, labai lauksim, kai jinai išeis ir dar kartą ačiū Jums labai. Ačiū. Ačiū. Ačiū.